Taip, tai į kokią čia avantūrą įsivėliau. Tai draugas įkalbėjo važiuoti iki vienos vietos Vokietijoje. This is the only Patek in the world that is actually Patek. The rest are authorized dealers. Na ką, važiavom ir pagaliau atvažiavom. Labas rytas visiems. Pas mus yra, kaip visada, ankstus rytas. Einu kelti draugą, einam pasportuoti ir negaištam ir važiuojam. Reikia tik tais tą mažą čia pušilą pakelti. Alio, Hasan, wake up, let's go. Let's go, 7 in the morning, we need to go to the gym and we need to go to the racetrack. Duodu lygiai 5%, kas skalbs, bet nieko. Mes jo nelauksim, mes einam vienuku sportuoti, greičiausiai grįšim, tada jis jau bus atsikėlęs ir važiuosim. Okay, so we are heading to the gym with my boy Hasan. Well, first of all, good morning, pre-workoutica. He's crazy, gonna drink pre-workout already in the morning, but for example me, I'm just gonna do cardio, so I don't need that. Yes, and also Thomas had a much better sleep than I did. Of course. Like as always. As always. Cardio Easy workout? cardio. For me, not so easy, but for him is. Zone 2 guy, zone 3 guy. It's never too late to be in shape, Yes. so don't worry. So we are now going to get a quick shower and then we're going for the breakfast. Breakfast at the Devil's Diner. Let's go. Need to fill tank. Ir sutikom dar vienas. Nice car. Why not 100 octane? I thought they have it. O, dar vienas aparatas. Nice car. Mašinų. Tai yra kokių tik tais nori. Wow. Tell more about this event. Gran Turismo is one of these event organization companies, not just for track days, but also for like great road trips around Europe, all around Europe, to be honest. They even do American trips and so on, and sometimes they do track days. But this Nürburgring Gran Turismo track day in the beginning of June has been held for a couple of years already. It's a yearly event. More than 120 people join. Almost 100 911 GT3, GT3 RSs with additional cars such as an M3 Touring, an R8 over there, an M4 CSL, another M3 Touring, a Huracan Evo it is? Yeah, it is Evo. Like some McLaren 720S, an M2, but mostly it's all about Porsches. The event is great, the people are really nice. It's most of the GT3. Yes, because it's the best car to drive on track. It's the fastest car you can get on track. Probably this is the fastest, M2 MR. GT2 RS MR. What do you mean MR? Manti Racing. Ready? Are you ready? I'm not sure if I'm ready. Pelidėlį. Nürburgring experience. It's fun. I like it.
Pirmas mano važiavimas Nürburgringe. Полный газ. Ставку. Лети. Давай, Томас, 220, Томас! Можешь не дауншить? Просто заезжай спокойно. Ну, gerai, Tomas, gerai. Atvykome su draugu į žymę Nürburgringo trasą, kurioje Gran Turismo organizuoja track day'ų. Susirinko begalę įspūdingų mašinų pagrinde, tai Porsche GT3 RS 3, tai aš nesu tiek matęs vienoje vietoje niekada. Šiaip, kas dar tikrai labai stebino, kad visi labai draugiški, vieni kitus vežioja, rodo savo mašinas, tai tikrai labai fainas renginys. Pačia trasa teko ir man pačiam pravažiuoti ir pravežė. Tai pačiam aišku smagu, bet kai pravežė tave profesionalas, tai galiu pasakyti, kad net šiek tiek kartais yra baisu, kaip į posūkius važiuoju 200 ir daugiau. Buvo tikrai pora vietų, kur širdis buvo kulnuose, kaip sakoma. Bet šiaip viskas labai tikrai fainai padaryta ir tikiuosi apsilankyti kažkada dar čia. Nu šitas automobiliukas irgi. Mašinų yra kokių tik nori, bet pagrindė tai Porsche GT3 arba GT3 RS, todėl kad jie, kai visi vienbalsiai čia pritarė, kad geriausiai stovi ant kelio ir tu šitą dalyką, tokį automobilį gali nusipirkti tiesiog iš salono, tau nieko nereikia keisti. Spalva įdomi. Oi, GT3, va šitas labai gražus, mano spalva. Vat jeigu pirkčiau, tai vat pirkčiau tokią vat spalvą, Porsche. 100%. Čia dabar, kur einam, yra dalyviams paimtas restoranėlis užsakytas, kuriame visi pietauja, valgo, viskas yra nemokama. Galim, ką nori, kiek nori, bet visi čia žmonės susirinkę pavažinėti, palakstyti. Čia vat yra tiesioji, kur visi lekia. Tai pats čia spaudžiau 260, daugiau jau buvo baisoka. Bet kaip mane vežė, tai važiavom 319. Tai galiu pasakyti, įdomus jausmas. Labai. Tai va viskas taip atrodo iš vidaus. Renginys vyksta 2 dienas. Šiandien 1 diena praėjo. Viskas, paskutinis išvažiavimas yra iki 4 valandos. Visi jau skirstosi, kas dar trasai, bet naujų žmonių nebeįleidžia. Rytoj dar renginys vyksta ir važiavimai irgi, bet rytoj praneša lietų, tai nežinau, ar liksim ar ne. Greičiausiai važiuosim atgal į Barceloną, nes ketvirtadienį atskrenda mano vieni draugai, kuriuos reikia pahaustinti, tai neturim per daug laiko, tai greičiausiai rytoj atsikelsim ir važiuosim atgal.
faina buvo sudalyvauti pirmą kartą gyvenime tokiam dalyke. Važiuoti su išmanančiu žmogum ir tam idealiai pritaikytoje mašinoje yra tikrai labai geras jausmas. Labai linkiu tai visiems patirti, bet ne keliuose kažkur lakstyti, bet būtent trasose su profesionalais, su tam pritaikytomis specialiai mašinai. Okay, so I have a question which I want to ask you. What is the price of the event? It costs 4,000 euros for 2 days. What's included? Basically breakfast with those sandwiches at the Devil's Diner, lunch with burgers and some desserts. Like t-shirts? Like a t-shirt. This is mine or it's yours? Yeah, it's yours. It's mine, yeah. So this. Okay, small accessories. Yeah, but that's better for them, you know. This is how they represent their brands. Yeah. Okay. Vokietijos viena iš prekybos centrų, apsipirkti, kažką užkasti ir pažiūrėti, kiek kainuos tas viskas. Taip, tai krepšelį visada sudarys jogurtas, kiaušiniai, bananai, šilauogės, makadamija ir vanduo. Ir pažiūrėsim, kiek tas visur kainuoja per pasaulį. Sumokėjau 17,40 €. Antra diena negaliu net pasakyti, Nürburgringe, beveik 7 ryto. Kas yra labai įdomus dalykas, kad nenormaliai gerai miegu čia. Nors atrodo sąlygos yra, visiškai vidutinės, lova paprasta, mažytė, pagalvė paprasta, čiužinys turbūt paprastas, bet puikiai miegu. O namuose ir pagalvės specialios, ir čiužiniai specialūs, ir kartais taip net nemiegu, o čia miegu kaip užmuštas. Tai net nežinau, nuo ko tas priklauso kartais. Įdomus dalykas. Tai gerai, reikia eiti kelti kolegą. Alio, Sunshine. Guten Morgen. Shitty weather. Of course we have maybe not the worst view, but Germany is not for me. Hey, bro. Thank you, bro. Why is it important to change pressure in the tire? So you could have a better grip. Antra diena track day ir mus iš karto pasitinka tiek gražių GT3 RS vienoje linijoje. Judame atgal į Barceloną. Rodo kelionės kiek laiko? 1300 kilometrų. Žodžiu, toli nenuvažiavom. Kamštis, avarija, nežinau. Kažkas kely yra. Sustojom. Tai iš šito maisto gausim apie 40 gramų baltymų ir šiek tiek angliavandenių. Ant vakaro pats tas.
Užsipylėm kūrą paskutinį kartą, sustojom, pavakarinevau. Ir dabar, žinot, koks yra keistas dalykas, kurį pastebėjau, vat Prancūzijoje mes važiuojam, kad vat dabar pyliausi kūrų, taip? Ir tarkim, pirmą reikia eiti sumokėti, o tada tik tau duoda pilti. Ėjau 2 kartus mokėti, nes aš, pavyzdžiui, nežinau, kiek trūksta litrais arba pinigų kiekiu kūro. Keista, kad negalima pirmą užsipilti ir tada susimokėti. Įdomu. Įdomus dalykėlis tikrai. Ką, važiuojam? Kelio dar 9 valandas. Oras geras. Tai turėtų neprailgti kelias 8 valandas dabar vakarą. Rodo, kad būsim 5 ryto. Pravažiavau jau nemažai kilometrų ir galvoju, kad jau po biškį dėliojasi mintis. Ir šiaip visas šitas 2 dienas praleidau tikrai labai smagiai, tikrai nauja patirtis, nes esu gal Palangos lenktynėse, ten toj trasai važiavęs, draugas pravežęs, bet vis tiek tu nesulyginsi su Nürburgringu visų pirma ir visų antra, kaip tave praveža su tikrai labai aukšto lygio automobiliu, specialiai pritaikytų važiuoti trasoje. Ir žmogus, kuris vairuoja, pravažiuoja trasą 20 beveik 1 kilometro greičiau negu per 7 minutės. Va, tarkim, kaip ten būna, nežinau, maratone prabėgti sub 4 arba Ironmaną padaryti per tam tikrą laiką, tai Nürburgringo trasą skaitosi jau kietą pravažiuoti per greičiau negu 7 minutės. Tai galiu pasakyti, kaip lėki tokiu greičiu tarp tokių posūkių ir tenais nėra, kad tu tiesioji tik tais. Bet tenais į šoną, į kairę, į viršų, į apačią mėtas, gravitacija ten tave tampo. Tai sakau, keletą kartų pravažiavau. Tai, realiai toks lengvas net pykinimas prasideda. Bet šiaip viskas tikrai smagu, turi būti tiesiog šito dalyko fanatikas, turi tau tai patikti automobiliai, plus tos mašinos ūžia pastoviai, tai ten 1, 2, 3, 4, 5 kartus pravažiuoji, tai dar pakenčiama, bet tenais jeigu ilgiau, kaip žmonės atvažiuoja ir mano draugas jaučia malonumą nuo to, kad ten sėdi ir gali tos ratus sukti 2 dienas. Aš tai sakau, šiek tiek gal pervargstu nuo to ir man patinka geriau taip tyliau ir komfortiškai važiuoti. Jau su metais pradedu labiau šitus dalykus vertinti, bet šiaip pradedu dabar suprasti savo draugus, kurie keliauja po tokius renginius per visą Europą, kiti gal net per pasaulį, kur renkasi visokių automobilio entuziastai pravažiuoti. Tai tikrai labai geras dalykas dėl connectiono. Nes ta prasme, žmonės, kurie gali savo nusipirkti ten mašinas už 300 000 eurų ir brangiau, tai jau vis tiek yra kažką pasiekę. Ir dar pamiršau pasakyti, kad tas žmogelis, su kurio automobiliu važiavau, su M4, kur užbombintas, tai sako, nėra geresnio jausmo, nei su savo surinktom rankom automobiliu aplenkti brangų Porsche, tokį kaip GT3 RS, sako. Malonumas yra nežmoniškas, kai važiuoji ir lenki. Tai aš gal iš dalies ir galiu jį suprasti. Sako, Porsche vairuotojai tiesiog visus labai iš aukšto žiūri. Nežinau, ar tai tiesa, nes aš kiek žinau Porsche vairuotojų, tai visi liktais grounded. Mano, kaip Porsche nevairuojančio žmogaus, review GT3 modelio. Galiu pasakyti, kaip tai keistai neskambėtų, bet jinai pakankamai tikrai minkštai važiuoja. Tikrai minkštai. Yra tikrai net man begalė vietos. Draugas iš viso atsigulęs pilnai, bet jisai, aišku, pusę manęs. Bet aš irgi, ta prasme, pilnai atsistumęs
telpu be problemų ir atsilenkti dar galima realiai, tai vietos mašinai tikrai yra labai daug. Tai kas keisčiausia, su ją važiuojant net nelabai pavargsti. Vienintelis minusas, tikrai, ką galiu pasakyti, kad nėra garso izoliacijos ir tos mašinos ūžimas pradeda po biškį vargint. Bet galima, aišku, muzikos atsisukti klausyti. Taigi tas šiek tiek užgoš. Kitas dalykas, kas irgi labai faina funkcija, kad draugas yra įsidėjęs padidintą baką. Tai prasme, su pilnu baku rodo, kad galim važiuoti 800 km. Aš su savo galiu nuvažiuoti jau labai taupant 450. Ir tai jau 450 ramiai važiuojant nuvažiuos. Tai jeigu būtų tokia opcija į daugiau automobilių įsidėti padidintus bakus, tai aš manau, kad tikrai žmonės rinktųsi. Įdomu, kodėl kitose modeliuose neduoda dėtis padidintų bakų, nes tikrai labai geras dalykas. Tada važiuoja tikrai pakankamai greitai, bet stovi kaip trasoj. Aš negalėjau patikėti, kad čia ta prasme, mašina, kurią tu gali užeiti, salonę nusipirkti ir kitą dieną važiuoti į trasą ir viskas. Jinai tau idealiai trasą bet kokią atstovės. Nes jeigu Nürburgė važiuoja ir jie čia, ta prasme, drožia max visi žmonės, tai ir jinai laikosi ir nieko nereikia papildomai keisti. Kas, ta prasme, yra wow. O RS modelis, tai dar geriau laiko kelią. Kas, ta prasme, kaip tu nevažiavai su vienu ar kitu modeliu, tau sunku tai nupasakot. Kaip tai gali skirti, bet tas, kaip tu pajauti, tikrai skiriasi. Atrodo, jau šita stovi laiko kelią, važiuoji greitai ir jinai prispausta. O ta dar stabilesnė, dar, ta prasme, geriau stovi ant kelio. Kas, tikrai yra nice. Plus, nežinau, visas interjeras viduj faina, gražu tikrai. Prikip neturiu prie ko. Ir šiaip, graži mašina. Man patinka, bet tiesiog norėtųsi daugiau komforto, bet pasakoju apie komfortą, kaip pats važinėjau su taburetė kieta. Bet jau norėtųsi kažko minkščiau, asmeniškai man. Įdomu, kiek laiko dar užtruks, kad keliautumėm autonomiškai. Kad, tarkim, sėdi ir nereikia vairuoti, įvedi, kur nori važiuoti ir tave veža. Sėdi, bendrauji arba, nežinau, žaidi. Prasme, kad tau vairuoti nebereiks. Įdomu, kiek dar laiko. Nežinau, žmonės kiti yra prieš tai, aš už tai. Ir kiek esu žiūrėjęs visokių tyrimų ir laidų, kad pagrinde, didžioji dalis avarijų ir nelaimingų nutikimų įvyksta dėl žmonių aplaidumo. Ir kai bus autonomiškai valdomos mašinos, tai ir mirtingumas keliuose sumažės, ir kamščiai sumažės, ir turėtų pagerėti situacija keliuose. Aš kažkaip linkęs to tikėti, nes esu ir ne kartą pats susidūręs su žmonėm, kurie neadekvatus ir vairuoja, ir jiems nesvarbu, ir jie rizikuoja kitų žmonių gyvybėm, ir lekia, ir skuba, ir sukuria visokias rizikingas situacijas. Tai aš visai būčiau už šitą idėją, kad, ta prasme, palaikyčiau, kad mažiau žmonių vairuotų, daugiau tas būtų automatizuota. Puiku, prasidėjo lietus, ko labiausiai ir trūko. Liko dar važiuoti 500 km, tik tai toks mažas niuansas, kad pradėjo lyti ir jau naktis, tai negalima skubėti, tai velkamės ir lyja, tai ta kelionė nežmoniškai prailgs. Sugalvojom, kad su draugu vairuosim pasikeisdami. Jisai pamėgos, pavairuos, aš pamėgosiu, pavairuosiu ir kažkaip davažiuosim, nes rodė, kad turim būti apie 3-4 barsai, bet dar sustojom, padangas dasipūs, tai dar kažką, tai tualetą, tai čia kelionė užtruks. Nebus taip greitai, kaip tikėjomės.
ką, pagaliau grįžom po mūsų trumpos kelionės atgal į Barceloną. Kelionė labai neprailgo, nes asmeniškai man teko naktį gal daugiau pamiegoti negu vairuoti, tai tikrai skųstis nieko negaliu. Tikiuosi, viskas patiko, kas nepatiko, komentuokit, rašykit, kad galėčiau tobulėti, kažką filmuoti, kas labiau jums patinka, kas mažiau patinka, tikrai palikit savo komentarus, įdomu išgirsti, įdomu jūsų nuomonė, nes be jūsų tobulėti bus sunku. Laikinkit, prenumeruokit ir padėkite kanalui augti. Iki.